Zdarova. Šiandien visiškai tingiu filmuoti vidosą, bet kaip tik reikia pakalbėti, kodėl tinginystė yra zaibys. Greitai prieš kalbant, pasakykit, kepurienas, ahuienas, ne. Reviews. Man, ką žinau, 6-7. Nelabai, 4-5. Ar jau aš jau degradavęs. Ne, kodėl tinginystė yra gerai? Bet dabar pavyzdžiui, aš baisiai realiai tingiu filmuoti video. Aš net nevarau su draugais į lauką, aš nieko nedariau. Šiandien ką dariau? Dirbau su snaiperiu, su mano draugeliu ir pasportavau. Pavalgiau viskas. Vsio. Dar aš eisiu daryti namų darbus. Ir vsio. Sakau, baisiai tingiu tiesiog daryti. Bet čia ir atsiranda įdomumas. Čia ir atsiranda tie žmonės, kuriais tu arba, kaip pasakyti, pasitikėti. Negali kiekvieno pasitikėti. Ar jis disciplinuotas ar ne. Bet tu gali įsiaiškinti žmogus, kuris yra disciplinuotas, pažiūrėjęs, kada jis tingi daryti ir jis vis tiek padaro. Tinginystė yra tas dalykas, kad kiekvienas žmogus tingi. Nėra, aš nesu matęs, ar užsimotyvavusio, ar viską. Ko aš esu matęs, tai kaip mano motina iš darbo grįžus nusipisusi ir vis tiek tingėjo, bet jį daro. Čia yra disciplina. Čia jau yra, kaip sakoma, ne tik hi-hi-ha-ha. Ką aš noriu pasakyti, tai kai tu tingi, yra 2 pasirinkimai. Tingėti ir pailsėti, bet žinoti viduje, kad tu nepadarai to darbo, arba būti disciplinuotas ir padaryti. Daug žmonių yra disciplinuotų. Labai daug. Atrodo, kaip tu gali taip sakyti? Taigi labai mažai yra žmonių disciplinuotų. Ne. Aš sakau, yra labai daug žmonių disciplinuotų tam tikrom sritim. Pavyzdžiui, galiu duoti pavyzdį, ne? Daug žmonių yra nedisciplinuoti eiti kiekvieną dieną, pavyzdžiui, į sporto salę. Arba kažką daryti sunkaus. Daryti namų darbus, viską. Daug žmonių nėra disciplinuoti. Bet daug žmonių yra disciplinuoti eiti pasimti skanumynus, tai sneksus, saldainius, ledų, viską, leisti pinigus ir žiūrėti Netflixą. Daug žmonių yra disciplinuotų. Aš toj srityje esu geriausias, galiu pasakyti. Taip. Kodėl aš, svėriau beveik 9 kilų? Nes buvau disciplinuotas. Disciplinuotas eiti ir valgyti. Tinginystė dabar, aš, pavyzdžiui, taip tingiu filmuoti šitą video, aš noriu tiesiog siųsti. Aš net nenoriu daugiau filmuoti. Kiek praėjo? 3,5 minutės. Aš jau nebenoriu daugiau kalbėti, bet to ir mes įsiskiriam. Aš vis tiek padarau, aš esu disciplinuotas, aš darysiu ir darysiu. Bet kiti žmonės tiesiog nesupranta. Bet, pavyzdžiui, irgi. Šiandien ryte dirbau. Irgi labai aš tingėjau dirbti. Kai jūs nesuprantat, kaip aš tingėjau dirbti. Bet snaiperis labai teisingai pasakė, mano draugelis. Šiaip labai fainas. Labai... Čia yra tokia backstory history, bet su snaiperiu mes nebendravom, nes vienas draugelis jį labai nuteikė blogai. Tada aš pasakiau, kad jis man nėra draugas. Kažkaip pagalvojau, kodėl, jis žiauriai fainas ir pradėjau vėl bendrauti. Bet padirbam, žiauriai tingėjau, bet jis man tiesiog pasakė, tai o kodėl negalim pasidaryti ir tingėti vėliau? Aš manau, yra labai geras pasakymas ir tuo galim ir užbaigti. Tinginystė yra gerai. Tinginys yra gerai. Nes tu nuo tinginio gali pailsėti, bet ir tuo pačiu pizda, kaip prigėrė bachuriukai. Aš, žinai ką, man pajebat nahu, tu pažiūrėk, vos paeina prie sienos.
Eik tu. Man, žinai ką, man pohui, nahai. Pohui, ilgiau. Aš norėjau tik tais 5 minutės, bet tokį girtoklį pamatęs aš noriu ilgiau filmuoti. Nes va, jis disciplinuotas gerti. Fuck you mean? Disciplina, ahuiena jo. Ar čia yra addictionas? Jo. Bet ir to pačiu. Irgi labai geras dalykas. Kai kurie žmonės nėra disciplinuoti, kai kurie žmonės yra tiesiog addictive. Priklausomybę turintis nuo to dalyko. Bet tai yra tavo pasirinkimas, kur tu savo priklausomybės dės. Aš, pavyzdžiui, esu priklausomas nuo 2 dalykų. Nuo valgymo. Ne, šiaip nuo daug dalykų, bet ką aš noriu prieiti, tai aš esu priklausomas. Pavyzdžiui, aš pastebėjau, kad aš esu priklausomas nuo garinimo. Nes aš tik tais pamatau veipą, aš noriu garinti. Nu ir kas, kad aš jau esu metęs beveik 4 mėnesius. Vis tiek aš noriu. Nes tai yra mano addictive. Bet ar aš, kaip sakiau, aš esu disciplinuotas pasakyti ne. Taip ir jūs turite daryti. Taip ir jūs turite eiti po biškį ir būti disciplinuoti. Daryti, ką jūs norite. Čiau šaika. Kaip dar kartą pasikartosiu, jeigu kažką žiūrėsite, ne iš mano draugelių, pagarba jums, pakomentuokit. Kažką šūdą, parašykit tu daunas. Parašykit. Aš tai būsiu dėkingas. Nes man reikia to. Ką? Čiau, pakau. Lirili, lalala. Pažiūrėkit į pimpį. Palaukit. Pažiūrėkit į pimpį. Pimpys.